Sveiki, mėlyjeji. Artėja ypatingas metų įvykis, tai yra kūčia. Pagal naują dabar tradiciją vadinasi kūčios. Taigi manęs klausėte, kokie burtai, ką daryti, kad metai būtų sėkmingi. Tai vat ir norėčiau šiandien apie tai pakalbėti. Bet pirmiausia, labai prašau jūsų, paspauskite patiktukus ir prenumeruokite mūsų YouTube'inį kanalą. Na ir aišku, sekite Facebook'e, nes nuo jūsų kiekio, nuo jūsų palaikymo priklauso mūsų entuziazmas dirbti. Taigi, tęsiame. Na, pirmiausia, kūčią mes pasitinkame švara. Todėl nepaslaptis, kad visos gaspadinės jau savaitę, dvi kartais ir visą tą pasniko mėnesį tvarko namus, kuopia visus kampus. Kadangi lauko darbai jau yra pasibaigę, tai namuose sukasi nuo ryto iki vakaro. Taigi pirmiausia, mes kūčių vakarą išvakarėse valom namus, jau papildomai plaunam grindis ir einam maudytis. Švariai išsimaudom, apsirengiam gražiai ir ruošiamės jau tai iškilmingai vakarieniai. Aišku, jau 90% šiais laikais viskas būna paruošta, todėl stengiamės kuo daugiau maisto ant stalo padėti. Bet tradiciškai sakom, ne mažiau kaip 12 patiekalų. Na, tas 12 patiekalų dar likęs iš senosios lietuvių tradicijos, kai buvo 12 mėnesių, na, jeigu mėnulio kalendorių imant, tai 13 mėnesių. Ir kuo daugiau, tuo yra geriau, tuo sotesni, įdomesni, geresni metai. Na, tik tai čigonai galbūt dabar Romai, kaip sakoma, reiškia yra išlaikę ko gero tą tradiciją, kai ant stalo dedama daug patiekalų, nes pačiai teko su jais susidurti, tai jie, net jeigu jie nieko nevalgo, ant stalo turi būti daug įvairių maistų, kadangi tai yra sėkmės, laimės ir turto simbolis. Todėl tikrai nebijokite dėti, kad po porą saldainių, kelis riešutus, jeigu nėra daugiau, bet kuo daugiau įvairių patiekalų. Ir tada mes tikimės, kad šitas burtas, kaip tradicija, paprotys atneš mums sotesnius gausos metus. Gražius, kad valgyti turėtume ko, kad sotus būtų, kad maistas būtų įvairus, mus gydytų ir neštų sėkmę. Tai va, taip pat reikia neužmiršti iš tokių tradicijų mūsų kūčių, kad aišku yra tokia tradicija, kad susėdę už kūčių stalo mes būtinai turime ištraukti pradžioje šiaudą. Bet tie šiaudai traukiami iš po staltiesės yra daugiau jau naujoji tradicija, atėjusi su mūsų abraomiška religija, kadangi teigiama, kad Kristus gimė ant šiaudų tvartelyje. Na, bet kas norite, tikrai galima traukti tą šiaudą, kuo riebesnis, storesnis ir ilgesnis, tuo ilgesnis, manoma, yra jūsų gyvenimas. Taigi, mėginkite pažaisti šitą žaidimą, jeigu aišku nebijote, nes gali išsitraukti trumpą šiaudelį. Bet šiaip tai lietuviai kitaip burdavo, ar ilgai gyvens. Manoma, kad prie kūčios stalo kuo ilgiau sėdi, tuo yra geriau. Ir kuo tas žmogus, kuris nueina paskutinis, atsistoja nuo kūčių stalo, tas ilgiausiai ir turtingiausiai gyvens. Na, tai buvo anksčiau tokia tradicija. Dabar, jeigu įmant tuos visokius stebuklus, kurie vyksta šitą naktį, tai tikrai tų stebuklų vyksta visame pasaulyje, nepriklausomai mes tą kūčią švenčiam ar ne. Tarp kitko, kas nežinote, tai aš noriu pasakyti, kad kūčios yra tikrai tik lietuvių, gal lenkai dar švenčia, dar gal kelios tautos, bet iš tikrųjų tai yra labai sena pagoniška tradicija, kuri krikščioniškam pasaulyje nėra labai švenčiama. Ir aš Graikai gyvenu su vyru, tai mes su Gaudentu irgi stebėmės, kad jie kūčių neturi. Tai mes planuojam visi lietuviai sueiti išvakarėse Kalėdų ir paminėti, kaip pavalgyti kūčių vakarienę visi drauge. Na, čia yra labai sena, aš manau, pagoniška tradicija kūčios ir kadangi kai atėjo pas mus abraomiška religija, jinai tiesiog negalėjo jos kaip
išimti ar atpratinti mūsų. Todėl tikrai, netgi kurie esate nereligingi, verta tikrai susėsti prie kūčios stalo. Na, dabar grįžtant prie stebuklų. Žinote, kad kūčių naktį visas pasaulio vanduo, ar jūs budistai, ar krišnaitai, ar katalikai, ar jūs kokie šivaitai, ar dar kažkas, ar musulmonai, aišku, visas vanduo pasaulio virsta stebuklingu vandeniu, gydomuoju vandeniu. Na, tai ta tradicija, kadangi, kaip minėjau, abraomiškoji religija, kai atėjo į mūsų pasaulį, jinai įvedė naują stebuklą, kad mūsų šuliniuose kūčios naktį visas šulinių vanduo virsta vynu. Tai man visada tai kėlė juoką, kadangi manydavau, kad Dieve, tu mano, prie ko čia vynas, dar midumi virstų, ar kokiu alumi, ar gira, o čia vynu, raudonu vynu, kurio lietuviai realiai niekad neturėjo. Taigi iš mūsų švento vandens, kuris gimdavo šuliniuose ir kurį vidurnaktį semdavo žmonės, laikydavo kaip didelį vaistą visiems metam, pasirodo, reiškia, virsta vynu. Nu, įdomi tokia biškutė, man nepatinkanti ta tokia koncepcija, kadangi man labiau patinka, kai šuliny visas vanduo pavirsta į gydomą, į gyvą į vandenį. Kitas stebuklas, kuris vyksta kūčios naktį, tai yra gyvuliai kalba. Bet noriu perspėti, kad specialiai neitumėt į tvartą ir nesiklausytumėt, jie kalba ar ne. Negalima klausytis specialiai ir jūsų gyvulėliai kalba. Aišku, jeigu jūsų gyvuliukas guli jums ant pilvo, jūs jau visi sotus, prisivalgę, galbūt klausotės kažkokių gražių melodijų, gal tiesiog medituojate, tai jeigu gyvuliukas kažką jums ir pasako, jūsų augintinis, tai tikrai nieko tokio. Bet specialiai klausytis, ką jie kalba, negalima. Manoma, kad jeigu tu eisi klausyti specialiai, na, pavyzdžiui, tie, kurie dar auginate gyvulius rajone, kažkur kaime, ir išgirsite, ką jie kalba, nėra geras požymis. O jeigu netyčia išgirsite, ateisit kažkokiu dar malko atsinešti, ar dar kažko į namus užmesti, ar tai ten pirti dar kažkokią pakurti ir išgirsit besikalbant jūsų tvarto gyvulius, tada yra geras požymis, jie tikrai jums pasakys kažką gero, vertingo ir naudingo. Taigi bus tikrai įdomus metai, jeigu išgirsite, ką jie kalba. Na, dabar po tų stebuklų eina jau burtai, jau esam pavalgę, jau liktai ir stebuklų metas prasidėjo ir aišku, dažniausiai merginos būrė visokius burtus, merginos kodėl, nes, kaip bebūtų, visos norim ištekėti. Taigi netekėjusios merginos eina reiškia malkinę, pasiima neskaičiuodamos glėbį malkų, neša į namus prie pečiaus ir skaičiuoja, ar tai yra porinis skaičius ar ne. Jeigu porinis ištekės tais metais ateinančiais, jeigu ne porinis, dar teks palaukti. Taip pat dabar, aišku, su to malkom sudėtinga, nes kai būtuose gyvename, tai, iš kur tų malkų glėbį paimsi. Bet tikrai nėra problemos, paimam saują ar dvi kūčiukus, nežiūrėdamos iš dubenėlio, iš vazos ir skaičiuojame, ar kūčiukų kiekis yra porinis ar neporinis. Jeigu porinis ištekėsit, jeigu ne, dar teks palaukti. Na, taip pat anksčiau senovėj, o dabar šiais laikais, galbūt jūs kaime gyvenate, galbūt vis tik su draugais kokioje sodyboje švenčiate, tai netekėjusios panos tegul eina naktį pasiklausyti, iš kurios pusės šunys loja. Tai manoma, kad iš tos pusės ateis piršliai. Ypatingai, kai anksčiau būdavo vienkiemiai, tai daug žinai, kad ten Marytės pranas gyvena, tenais gali atsiųsti piršlius, ten gal Juozelis koks atsiųs piršlius, ten iš kitos pusės, tai būdavo paprasčiau. Šiais laikais, dievaižin, bet, pažaiskime tokį žaidimą. Dabar, aišku, jau ten įsiaiškinom, ar mes ten ištekėsim ar ne tais metais, ir aišku, merginos ir moteris labai mėgdavo lieti vašką.
Taigi nuo žvakės varvindavo į vandenį, ar nuo žvakės, ar taip išlydydavo vašką, nes tais laikais nepaslaptis, praktiškai prie kiekvieno namo būdavo keli aviliai ir to vaško tikrai buvo tiesiog, kiekvieni namai turėjo, tai išlydo tą vašką, lieja į vandenį ir žiūri, kokia figūra susidarė. Jei panašiai į širdį, tai ištekės meilė, jeigu į namą gal pasistatys ar nusipirks žmogus, ten, jeigu į kažkokius tai liktai monetėlės, tai gal aukso pinigėliai kažkokie tai. Noriu pasakyti, kad mes kažkada tai Kalėdų dieną, nes kūčios tai aišku su šeima, bet buvom dar, kokių 20 kelių metų mes jau buvom su vyru vedę, o mūsų draugai buvo nevedę. Ir mes pas mane būtent šeimoje mūsų liejome vašką, tais laikais parafiną, nes vaško tikrai neturėjau. Ir ten vienai mūsų netekėjusiai draugiai išsiliejo širdis, taip ryškiai labai, širdis ir viskas, tokia širdies forma kažkaip nespecialiai. Ir tikrai tais metais ištekėjo. Taigi manau, kad ko gero tas vaško liejimas tai yra kažkokią prasme turintis labai burtas ir pamėginkit pažaisti, galų gale bus vakaras žymiai įdomesnis. Ir vėl noriu paprašyti, mielieji, kad prenumeruotumėt kanalą, kad spaustumėt patiktukus, nes nuo jūsų priklauso, ant kiek mes būsim motyvuoti dirbti ir stengtis. Taigi, gražios kūčios, burkite, nebūtinai tai, ką aš pasakiau, mėginkite savo energetinės galias. Mes esam ne tik mėsa, mes esam dvasia, siela, mes esam energetinė struktūra. Aišku, gaila, kad tie kūnai mūsų netobuli ir reikia laikas nuo laiko juos keisti. Taigi, mielieji, gražių kūčių, gražių metų, būkite laimingi ir palaikykite mus. Iki.